14 užduotis. Brėžinyje pavaizduotas funkcijos f nuo x lygu 2x plus 5 grafikas, kuris kerta abscisių ašį taške A, o ordinačių ašį taške B. Okay. Atkarpa CD statmena OX ašiai sudaro 90 laipsnių kampą. Taškas C yra duotosios funkcijos grafiko taškas, o taškas D priklauso abscisių ašiai. Žinome, kad CD yra lygu 17. Raskite OD atkarpos ilgį. OD. Vadinasi, šios atkarpos ilgį reikės rasti. Gerai, tai iš pradžių aš jau užmačiau, kad yra susiję klausimai 14.2 ir 14.3 su šiuo uždaviniu. Aš iš esmės norėčiau pradėti nuo jų ir tada atsakysim 14.1 uždavinį. Tiesiog tai bus daug aiškiau ir nereikės kartotis tų pačių dalykų. Tada iš pradžių pakalbam apie tą B taško. Reikia rasti jo ordinatą. Dabar ordinatės, abscisės, kas čia yra? Abscisė ir ordinatė. Abscisė tai x, o ordinatė tai y. Tai yra tiesiog sinonimai. Dabar kaip atsiminti? Kaip pavyzdžiui, duosiu tokį prisiminimą. Sakykime, yra koordinatės, tai visą laiką žinom, kad pirmiau yra x, po to yra y. Tai kaip abėcėlės tvarka A yra pirmesnė raidė, o tai bus kažkur vėliau. Čia aš bent jau tai pati atsimenu, kad kažkaip buvau išmokusi, kai dar buvau mokinė. Bet galima susigalvoti ir kitokių kažkokių tai prisiminimų, tiesiog aš manau, kad čia visai toks geras hintas, kaip prisiminti. Tai okay. Dabar apie tą B tašką pasikalbam. Sakė, kad ordinačių ašį, ordinačių tą ašį, tai vadinasi x ašį, kerta tasai taškas B. Tai okay, dabar pakalbam, kas būna, kai mes kertam ašis. Pavyzdžiui, taip. Tai mes labai lengvai galim pasakyti, kad va šitame taškelyje x tai bus lygus 0, nes kaip susidaro ta koordinačių plokštuma. Va čia x lygu 0, čia vat 1, čia tarkim 2 ir panašiai, taip. Tai jeigu kerta šitame taške, ar ne, tai mes žinom iš karto x. O kas iš to, kad mes žinome, kad čia yra x būtent toksai? Tai va aš galiu parašyti, kad x bus 0, o kabliataškis y mes tos koordinatės kaip ir nežinom. O ordinatė tai mums būtent ir reikia y rasti, nes ordinatė ir yra y, taip? Tai galvojam, pala. Šitas B taškas priklauso šitai funkcijai ir dar mes jo x žinom. Tai mes galim viską statyti vieną krūvą. Aš parašau, kad f nuo x yra lygu 2x plus 5, tai lygiai taip pat, kaip čia buvo duota šita funkcija, o mesgi žinom, kad x šiuo atveju yra lygu 0. Tai tas pats bus f nuo 0 bus 2 kart 0, įstatom vietoj x 0 plus 5 ir atsakymas bus 5. Tai ką čia reiškia? Tai kai x yra 0, tai esmė, reikšmė šitos funkcijos, arba kitaip sakant, y yra lygu 5. Nes y ir f nuo x, čia man kažkada, kai mokykloje dar mokinausi tas funkcijas, tai buvo atradimas, kad f nuo x tai tas pats, kas y. Tai aš jums sakau, kad tai yra lygiai tas pats. Taip, tai mes supratome, kad kai f yra, ne f, atsiprašau, kai x yra lygu 0, tai y tada bus lygus 5. Ir mes galim paimti ir įsistatyti tą tašką. Tai aš visą šitą reikaliuką pratrinu truputėlį, nes bus dar kitų susijusių uždavinių. Tai palieku čia šitus visus skaičiavimus. Ir iš esmės čia ir mūsų yra atsakymas, kad 5, arba galime rašyti, kad y lygu 5. Arba galim, šiaip tai nereikia nieko rašyti, kadangi prašė ordinatas, tai mes ordinatę ir nurodėm. O pavyzdžiui, jeigu būtų klausimas nurodyti koordinates šito taško, tai tada reikėtų rašyti taip, kad B taškas ir 0, 5, nes čia yra 0, čia yra 5. Ok, su šituo klausimu mes susitvarkėm. Dabar galvom apie 14.3. Nurodykite taško A, abscisę. Abscisė yra kas?
x. Mes dabar nežinome x. Bet spėkit, ar mes žinome y. Aišku, kad žinom. Nes y, ar ne, jeigu čia yra 0, čia yra 1, čia yra 2, čia -1, sakykim. Taip, tai tame 0, 0 taškegi ir yra. Bet kuris taškas, kuris bus ant x ašies, jo y bus nulinis. Tai mes automatiškai žinom, nutrinu čia viską, kad to taško, kažkodėl netrina. Žodžiu, šito taško a, y bus lygus 0. Tai aš vėl lygiai taip pat užrašau, čia x, čia kabletiškis 0. Nu ir spėkit, ką darom. Ta patį. Funkcija pas mus f nuo x lygu 2x plus 5. Kabletiškį rašau. Dabar mes žinom, kad mūsų y yra lygus 0. O y tai yra tas pats, kas f nuo x. Tai yra tiesiog du sinonimai. Tai aš iš karto galiu vietoj šito, vietoj f nuo x ir rašyti, kad tai yra 0. Nes tai yra y. Taip? Tai va, viskas. Beliko įsispręsti paprastą labai tiesį, nelygti. Nežinau, ar čia reikia labai daug paaiškinimų. Dėl visą ko, jeigu, sakykime, sunkiau kažką supranta, aš parodysiu, kaip čia sprendžiu. Dabar, jeigu aš tiesiog paimu šitas dvi pusės, va taip apsuku, viską apsuku, pakeičiu vietom. Tai tada galim jokių ženklų nekeisti. Aš tai šiaip mėgėja iš karto rašyti va taip lygtis. Dabar jau kilnojamės skaičius į savo pusės. X, tai kas yra čia, matom 2x, tai paliekam. 5 keliam į kitą pusę, kai perkeliam skaičius į kitą pusę, jų ženklas pasikeičia. Tai jeigu čia buvo pliusas, tai pasidarys minusas. Čia netyčia nustrynė. Tai va, viskas. Dabar jau liko tik daugybą, tai mes ją panaikinam su dalyba. Ir x bus lygu 5, jeigu padalintumėm, minus 5, jeigu padalintumėm iš 2, tai gautum minus 2,5. Tai abscisė šiuo atveju bus minus 2,5. Ir va, net galim gražiai čia užrašyti. Visas koordinatas iš tikrųjų galim pasakyti. Va, čia buvo 5, čia buvo aišku 0, čia dabar bus minus 2,5, o čia vis tiek 0, ar ne? Tai va. Ir dabar mes einam prie to OD ilgio. Kaip čia dabar suprasti? Tai tam, kad mes pasakytumėm tą OD ilgį, iš tikrųjų čiagi žinom, kad mes skaičiuosime, kokio ilgio yra x ta atkarpa, taip? O tai ta atkarpa bus tokia pati, kokiame x stovi d. Reiškia, kokia bus d abscisė, toks ir bus ilgis. Dabar mes turime iš tikrųjų vėlgi viską. Kodėl aš taip sakau? Pavyzdžiui, c ir d taško, dėl to, kad buvo pasakyta, kad čia yra viskas statmena, taigi sutampa abscisė. Tai jeigu mes žinome, kad c taškas yra pagal y lygus 17, tai vėl pasimam mes tą savo lygtį, f nuo x rašau lygu 2x plus 5, f nuo x, aš pasakiau, kad jisai yra tas pats, kas y, tai iš karto galiu paimti ir parašyti, kad tas y yra lygus 17 ir viską prilyginu. Ok, dabar perkeliu 5 į kitą pusę, gaunasi 17 minus, tai pataisau, minus 5 lygu 2x. Aš patai va čia toliau parašysiu. 17 minus 5 yra 12 lygu 2x. Dabar čia yra daugybė, ją naikiname su dalyba ir gaunasi, kad x lygus 6. Tai aš žinau, kad šito c taško koordinatės yra 6 ir 17. Dėl to, kad čia taip yra x, o čia toks yra y. Atitinkamai tas pats x-iukas bus ir ant d. Vadinasi, OD atstumas yra 6. Viskas. Tik aš nepastebėjau, čia nėra jokių matavimo vienetų, tai mes tiesiog 6 paliekam ir tiek. Tai va tokia ilgesnė užduotis, bet šiaip nėra labai sudėtinga, jeigu žinai viską, ką reikia padaryti. Dabar tikiu, kad su šituo klausimu gali būti kažkokių tai klausimų, tai pakomentuokit, parašykit, ar supratot, o jeigu nesupratot, parašykit, aš tada pasistengsiu kažkaip galbūt kitaip, paprašiau paaiškinti kitame video. Atskirai tiesiog padarysiu tą patį video, tą pačią užduotį kitame video. Daug smulkiau pabandysiu paaiškinti. Toliau seka 14.4 klausimas. Reikia apskaičiuoti stačiosios trapecijos OBCD plotą. Tai aš vėl truputėlį, šiaip čia buvo gerų duomenų rašyta. Pabandysiu tiesiog pasimti kitą spalvą ir nupaišyti. Tai O,
B, C, D. Vadinasi, mes skaičiuosime šitos figūros plotelį. Galima visaip skaičiuoti. Tarkim, jeigu nežinot arba pamiršot, kokia yra formulė tos trapecijos, ar ne, tai mes galėtume tiesiog įsivaizduoti, kad iš pradžiųgi turėjom ką tokį statų trikampį. Šitą plotą tiesiog reikėtų atimti iš visko, ką čia turim. Aš pabandysiu taip keliais būdais paimti ir suskaičiuoti. Jeigu dabar, sakykime, A būdas, ar ne, žinom, kad šitas aukštis iki B taško yra 5, šitas ilgis yra minus 2,5. Aišku, mes, kai kalbam dabar apie atstumus, apie plotus, tai nebekalbam apie neigiamus kažkokius atstumus. Tai va šitas plotas būtų tiesiog 5 kart 2,5, reikėtų viską padalinti iš 2, nes kalbam apie trikampio plotą. Tai kiek čia bus? Čia pavyzdžiui pasidalina, gaunasi ir čia 2,5, tai iš viso 2,5 kart 2,5 bus kvadratas, o 25 kart 25 gaunasi 6,25. Aš greit suskaičiuosiu skaičiuotuvu, patikrinu, ar nenusišnekėjau. Tai 2,5 kart 2,5, taip, aš esu teisi, bus 6,25. Dabar čia neparašyta jokių matavimo vienetų parašyti, bet šiaip mes gauname kažkokius tai kvadratinius vienetus. Nu, vis tiek kažkokių tai vienetų mes gaunam, tai aš mėgstu sakyti mokiniam, kad rašykite tiesiog dėl visako, kad čia gaunat kvadratinių vienetų. Kokių nežinom. Tiesiog aš apsidraudimų visada sakau tai prašyti. Ok, o dabar kaip apskaičiuoti viso šito trikampio plotą? Tai labai paprastai. Žinom šitą aukštį 17, taip, ir ne taip užrašiau, atsiprašau. Čia toks truputėlį turėtų būti praėjimas, taip. Tai žinom, kad šitas aukštis yra 17, čia dar dasideda 6. Tai iš viso mes turim 17, 6 plus 2,5 yra 8,5. Tai vėlgi, čia turim statų trikampį, tai lieka paimti ir sudauginti 8,5 su 17 ir viską reikės padalinti iš 2. Tai 8,5 kart 17 padaliname iš 2, aš to suskaičiuotuvu suskaičiuoju. Kart 17 gaunasi, nepadalinu iš 2 dar, gaunasi 72,25. Tai vat, iš va šito didelio ploto mes atimsim šitą plotą ir gausim tos stačiosios trapecijos plotą. Tai parašau galiausiai, kad 72,25 minus 6,25 gaunasi, tikiuosi gerai suskaičiavau, 66. Vėlgi kvadratiniai vienetai. Bet yra dar kitas būdas, kaip suskaičiuoti trapecijos plotą. Yra tokia taisyklė. Čia nesvarbu, kad stačioji trapecija. Čia yra viršutinis, čia yra apatinis pagrindai ir mums reikalinga yra kažkokia tai aukštinė, kad apskaičiuotumėm trapecijos plotą. Trapecijų plotus galima pridėti abudu pagrindus, išvesti jų vidurkį ir tiesiog padauginti iš aukštinės. Tai dabar žiūrim pagal visą šitą sąlygą. Ilgesnysis pagrindas buvo 17. Aš kalbu apie štai šitą. Toliau trumpesnysis, žinome irgi kam yra lygus. Vat šitoj vietoje, nesimato turbūt kaip paišau. Dar iškiau parašysiu, va šitoj vietoj, taip. Taigi yra aukštis 5, tai čia sutampa yra 5. O tas aukštis yra 6. Štai šitoje vietoje. 6. Tai ką, mums beliko tiesiog paimti ir viską susiskaičiuoti. Pratęsiu, tai bus 5 plus 17 padalinti iš 2 kart 6 ir pagal idėją turėtumėm gauti vėlgi 66, nes abudu sprendimai jie yra teisingi. Padaliname iš 2, padauginame iš 6, gavome 66, vėlgi kvadratinius vienetus. Ir šita užduotis dar nesibaigia, yra 14,5 punktas. Apskaičiuokite trikampio ACD plotą. Man atrodo, mes tai padarėm ar nepadarėm.
truputėlį viską nutrinsiu. ACD. Ai, vadinasi, viso šito didžiulio trikampio plotą reikėtų apskaičiuoti. Apskaičiuojam. Žinom, kad čia yra 17. Žinom, kad čia yra statusis trikampis. Čia prisiminam, kad buvo minus 2,5x, o čia 6. Vadinasi, skaičiuosime šito trikampio plotą labai paprastai. 17. 2,5 plus 6 yra 8,5. Ir šito trikampio plotas yra lygus 17 kart 8,5. Viską padaliname iš 2. Taip skaičiuojasi stačiojo trikampio plotas. Reikėtų sudauginti 2 kraštines ir jas padalinti iš 2. Tai 17 kart 8,5 padalinti iš 2 gaunasi jau kažkur matytas skaičius 702,25. Vėl aš rašau kvadratiniai vienetai. Va taip. O kur tas matytas skaičius? Va, mesgi čia skaičiavom iš pradžių didelį, tą visą didelio trikampio plotą ir atėmė mažesnio trikampio plotą. Viskas, užduotis išspręsta, tikiuosi, kad suprato. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.